mes čia bendrom jėgom su gerbiama Zaborė, kurią jau dabar Pangoniui mišias užsakė, tamstai. Jeigu mišias, tai gerai, žinokit. Čia mišios dar gerai. Bet mes pasiliksim tą desertų istoriją. Bet mes, kad radom Lietuvą, gerbiamą Lietuvą, gerbiamą Zaborę, kuri yra, iš kur jinai gauna tai, aš nežinau. Iš nuojautos. Iš nuojautos. Jeigu yra problema, ten surasi Zaborę. Jinai sužinojo, kad mes užsakėme labai įdomiai bendroviai. Tai čia aš išsiaiškinau, kas ten ta bendrovė. O ponė atsiuntė pavadinimą, tai mes jau po to atlikome visą tyrimą giluminį. Kad Lietuva, netrukus Lietuvos teritorijoje bus įrengtas giluminis radioaktyvių atliekų atliekynas, sąvartynas. Vietų mes dar nežinom, ponė Zaborė jau žino, bet iš esmės bus į žemę, urvai daromi ir ten kilometro gylio. Jo, sugrūstos tos atliekos iš Ignalinos atominės. Dabar taip. Nebetvirtino, ar patvirtino jau jau pasirašyta sutartis. Bet čia yra esmė, kad į kilometro gylį prie molingų dirvožemių reiškia, svarstoma 110 vietų, kur valstybinėje žemėje, kur gali būti laidojamas radioaktyvus kūras arba atliekos, ar ne? Taip. Bet čia prie tos situacijos, kai Lietuva yra vienintelė Europoje, šiek tiek Lenkijos gabaliuko, yra gėlo vandens rezervinė teritorija. Tai va tos radioaktyvios atliekos bus pro gėlo vandens klodus pragręžtos ir taip Vilnius galės švytėti. Žinote, čia ne Vilnius, čia Žemaitija. Čia pas mus. Čia Žemaitija yra molingas. Ne, bet ten tie žerai, kai nueina tie didžiuliai, tie vandens požeminiai klodai, jie nueina. Tai mes turėsime tokią grand statybą, kur per tuos klodus, tai per gėlo vandens klodus keliaus tos bačkos, kurios švyti ten dabar prie prie Visagino. Tų specialias bus technologinių požiūrių. Radioaktyviosios atliekos specialiuose konteineriuose bus įstumiamos į specialias šachtas tunelius, kurios užpildžius konteineriais bus užsandarinamos specialiomis medžiagomis, užtikrinant ilgalaikę apsaugą nuo galimo radiologinio pavojaus. Baigsis tas tunelis, tai tunelis baigsis, va čia jau vanduo, ne? Ten užpila kažkokią, o po to geri visą tą reikalą. Ir kaip jau teisingai ponia Zaborė pasakė, kad čia viskas jau pavažiavo šitas visas reikalas, suprojektuos ir maždaug 58 metais statyba prasidės, čia jau visas babkės važiuoja ir uždarys tą sąvartyną 2080 metais. Aš jaučiu, kad mes per tą laiką... Valstybės kontrolės duomenimis, išvadomis, reiškia audito ataskaita, tai kainuos 2,5 milijardo eurų. Tadam. Ir kas dabar tos eurus pasiims? Bet įdomiausia, kad niekas net nesvarsto su gyventojais tų vietų. Ir nėra jokios informacijos. Čia staiga gali atsirasti ta didelė laimė gyventi ant radioaktyvaus ten to vandens. Tai dabar įdomiausioji dalis, kam užsako atominė elektrinė Visagino, čia jie šitą visą laiką, kam jie užsako šitą projektą paruošti. Ir yra toksai Posiva, nieks nežinau, Posiva vadinasi, tuoj, labai juokingas pavadinimas, Posiva Solution Oi. Čia suomiška įmonė yra, ta kur Oi. Ir dabar aš branduoliniai fizikai, tas beveik kaip geriausias žodis branduoliniai fizikai, jisai yra oi. Ir viso gero bus. O čia irgi oi, Posiva oi. Ir aš pradedu aiškintis ir atrandu, tada čia yra Fortumas. Taip, tas pats rusų kapitalo įmonė. Dabar laikinos tos aikštelės yra nukiamo. Tai jos nukimo priklauso. Vieni rusai perdos kitiems rusams. Jie net neperdos, kaip žinote, Fortumas yra parsidavęs dabar partnership grupui ir jie toliau Rusijai vykdo visus energetinius projektus ir yra 5 pagal galingumą.
ir netgi praėjusiu metu birželio 23-24 dienomis, kada visi pritaikė sankcijas, čia visi džiaugiasi, žinai, sėdėjo tie, žinai, halopai atsisėdė, plojo ir sakė, koks Landsbergis geras, tai Vokietijos kancleris kartu šitai grupiai Rusijai skyrė 8 milijardus būtent eurų įgyvendinti dar vieną branduolinės atominės elektrinės projektą. Ir kitas reikia žinoti, dėl ko jum Kreivys ir stumia naują atominę, todėl kad jum, nes aš ten prieš, todėl kad Dainius Kreivys ir Dalia Grybauskaitė buvo tie asmenys, kurie Klaipėdoje atidarinėjo Fortumą ir jie norėjo su gerbiamu Tapinu ir su ponu Bartkumi Small Planets Šiauliuose atimti iš Šiaulių šilumos tinklų savivaldybės įmonę ir ten padaryti Fortumą. Ta pati Šutvė bandė Vilniuje, ta pati Vilniuje Fortumas bandė atidaryti, susitarė su Gazpromu, kad jiems po kol kas pristabdo projektą ir buvo 6 metams susitarta iš Gazpromo, kad pirks dujas. Ir tas pats šiandieną mūsų gerbiamas Benkunskas, Dainius Kreivys ir ponas Bakanas toliau sėkmingai iš jūsų visų avinų, kaip aš sakau, šitą bizniuką daro. Bet sėkmės. Tai dabar sako, grįž prie dujų. Jo. Abaruotai per mažai. Bet tai Rūta, mes čia knysamės, ieškom ar ne čia, o štai mes turim kompiuterį. Aha. Tik pasakei žodį ar pavadinimą. Ne, nu Fortumas yra. Dėl teisybės. Pusiva. Oi! Yra bendra įmonė Teolisunden Voima. Oi! Fortum Power ir Hit. Oi. Ir jeigu dar surasite tarptų įmonių, Ignitis. Oi. Ir ką jūs rasite? Kad Ignitis, kuris pasirašė dabar Latvijoje naują jėgainių parką atsinaujinančių, būtent yra su šita verslo grupė susiję asmenys. Taip. Bet, o kada buvo valstybė kapitalą daro. Pradėta ten daryti, tai kaip mes atradom tarp schemų yra toks Lietuvos jūrinis klasteris. Taip, kuriame kas vadovauja? Ir kas proteguoja, tas pats konservatorius, ir tas pats iš Klaipėdos, ir netgi tas pats rektorius. Ir dabar dar... Ne, čia rektorius. Jėzus, man, aš neišmokstu jūsų tų pavardžių, jūs čia vaikštot klaipėdiečiai pas mane. Bet žinote, aš universitete yra jūrinių tyrimų instituto vadovė, kuri turi viešą įstaigą, kuri yra akcininkė viešos įstaigos, kuri ta vieša įstaiga dabar daro studiją vėjo jėgainių parko. O jinai yra labai artima bičiulė, draugė, gerbimo Razbadausko. Jėzau, kaip jie ten... Kur galėtų gerbiamas Zaborė padaryti daugiau reportažų apie Klaipėdos universitetą, jeigu jinai turėtų valios, stiprumo ir energijos, patikrinti ypatingai įvairius viešuosius pirkimus Klaipėdos universitete. Tai ypatingai žemės sklypus galėtų jinai patikrinti, kas yra labai įdomus privatizavimų bandymų, tiksliau jau vienas nepavyko jiem bendrabučio su tam tikrom schemom padaryti po tam tikrų įsikišimo tarnybų. Bet tai Remigijau, jūs labai užbėgate už akių, negalima tiek daug visko, nes... Matote, todėl, kad klaipėdiečiai neįsirinkote manęs, o būtumėm turėję daugiau veiklos. Bet tai dabar... Įsigandot. Bet tai dabar jūs su Vaitkumi padarysite Klaipėdą. Čia, matot, Klaipėdos universitetas yra pavaldus gerbamai Jurgai Šikždiniai ir gerbamam Petrošiui. Todėl Petrošiaus komandai ėjo Razbadauskas ir ėjo būtent toks Petraitis ėjo ir šalia ėjo Radvila. Čia Petraitis brolis, kuris 19 milijonų gavo. Kuris taip, o Radvila 19 milijonų iš Šimonytės gavo Novatūros savininkas, kuris įmeta durnių ir šuniukams. Bet jisai turi tą Novatūrą, ar jau pardavė? Nes jisai pardavė tas, man atrodo, jisai gavo tas dotaciją ir lyg tai pardavė. Nu, gali būti, bet jisai apsimeta durnių ir sako, koks aš doras esu ir be globėm šuniukam nuperka malko, tai griuk negyvas, ne?